dar vienas webinaras ir esu dėkingas, kad skiriate laiką ir domitės savo nėštumo reikalais ir norite sužinoti kažką tai naujo ir tikiuosi vertingo jums. Šiandien tema vaistų vartojimas nėštumo metu. Vaistų vartojimas ar nėštumo metu dažnai tenka vartoti vaistus ir dažniausiai vaistų vartojimas yra susijęs su tam tikrais nerimo ir nežinomybės dalykais. Tai vėlgi, ar visus vaistus galima vartoti, kokius galima, kokių vengti, tai yra visiškai įprasti klausimai ir skiriant gydymą dėl kažkokių ligų nešiosiam dažnai kyla tokie klausimai. Savo pranešime, aišku, nesugebėsiu apžvelgti visų vaistų, visų jų galimų naudų ir galimų rizikų, tačiau pabandysiu perteikti bendrus principus, kuo vadovautis, į ką atkreipti dėmesį ir kaip žinoti, ar vaistas tinkamas vartoti nėštumo metu ar ne. Na, faktai yra tokie, kad apie 90% nėščiųjų tenka vartoti kažkokį tai vaistą nėštumo metu. Apie 70% nėščiųjų tenka naudoti bent vieną receptinį vaistą nėštumo metu. Na ir pastarųjų 20 metų bėgyje iš tiesų vaistų vartojimas didėja ir vartojusių vaistą nėštumo metu moterų skaičius išaugo daugiau negu trečdalį. Taigi tikrai labai realu, kad teks su vaistų vartojimu susidurti ir problema, yra tikrai aktuali. Ko iš tikrųjų nežinome, ko nežino nei nėščios moteris, nei tuo pačiu sveikatos priežiūros specialistai, tai iš tikrųjų nėščiosios labai dažnai yra neįtraukiamos į naujų vaistų tyrimus. Tai yra, dėl etinių priežasčių, dėl etinių dalykų paprastai klinikinės vaistų studijos su nėščiosiomis neatliekamos. Vaistas tam, kad patektų į rinką, kad galėtų būti parduodamas vaistinėje, turi praeiti kelis patikros etapus. Tai pirmiausiai turi laboratorijai būti įrodytas efektyvumas, tuomet turi praeiti patikrą su sveikais savanoriais ir tuomet su sergančiais žmonėmis. Tai nėščiosios paprastai į visus tyrimus yra netraukiamus. Taigi, ne tik tai visuomenė, bet ir lygiai taip pat sveikatos priežiūros specialistai dažnai turi gana ribotą informaciją apie vaistų saugumą ir šita informacija paprastai yra gaunama iš, tiesiog stebimų atvejų, kuomet nėščiosiom yra skiriami vaistai, tuomet stebimi šalutiniai poveikiai, jie yra aprašomi ir taip prie vaisto aprašymo atsiranda kažkokia patirtis su nėščiosiomis. Kas yra žinoma? Tai žinoma yra tai, kad vaisto poveikis vaisiui priklauso nuo nėštumo laiko. Tai yra, kuriame nėštumo laike yra naudojamas, nes iš tiesų vaisius yra labai skirtingai jautrus įvairiais skirtingais nėštumo laikais. Pirmame trečdalyje, kuomet vyksta organogenezė, tas jautrumas yra daug didesnis. Vėlesniam nėštume jautrumas vartojamiam vaistam yra mažesnis. Taip pat priklauso nuo vaisto stiprumo ir dozės, koks vaistas, kokia dozuotė yra naudojamas. Kiekvienas vaistas kaip cheminis elementas turi tam tikras cheminės savybės ir nuo tų cheminių savybių priklauso pralaidumas pro placentą. Ne visi vaistai gali prasiskverbti pro placentos barjerą, tačiau yra nemaža dalis, kurie tikrai prasiskverbia. Taipogi vaistų poveikį vaisiui gali lemti pačios nėščiosios, pačios moters savybės, nes kiekvieno suaugusio žmogaus organizmas patekusią cheminę medžiagą suriša. Yra kraujyje cirkuliuojantis baltymai, kurie suriša nemažą dalį cheminės medžiagos ir tokiu būdu ta surišta dalis yra neaktyvi. Ir šitų kraujo baltymų kiekis pas skirtingus žmonės gali taipogi varijuoti, skirtis ir tokiu būdu nuo
moters kūno savybių priklauso ir poveikis vaisiui. Na ir aišku, dar vienas dalykas nėštumo metu svarbus, tai yra tuometinė sveikatos būklė. Na, pavyzdžiui, vartojant vaistą nėštumo pradžioj ir esant nėščiųjų pykinimui ir vėmimui, be abejo pasisavinamo vaisto kiekis sumažės ir tokiu būdu vaisiui pateks mažiau medikamentų. Ankstyvas nėštumas tai yra pirmosios dienos po apvaisinimo, na, pirmos 3 savaitės netgi po apvaisinimo, tai šiuo laikotarpiu iš tiesų mažai žinoma apie vaistų poveikį. Žalingas poveikis dažniausiai pasireiškia pagal principą viskas arba nieko. Arba žala yra padaroma tokia, kad nėštumas tiesiog nutrūksta, nustoja vystytis, arba dažnesniu atveju galbūt nieko neįvyksta, jokio pažeidimo ir tiesiog vaisius sėkmingai auga. Ir šiuo laikotarpiu embrionas santykinai atsparus įgimtų defektų formavimus. Todėl vėlgi pirmomis nėštumo savaitėmis nėra retenybė, kad moteris nežinodama, kad laukiasi, vartoja kažkokius tai vaistus, po to dažnai dėl to labai pergyvena, jaudinasi ir bando kažkokiu būdu išsiaiškinti, ar tai galėjo pakenkti vaisiui ar negalėjo. Tačiau dažnu atveju tikslių atsakymų į šitą klausimą nebus, bet teoriškai šis laikotarpis nėra pats jautriausias, pats blogiausias vartoti vaistus, todėl praktiškai dažniausiai nebūna kažkokių žalingų poveikių. Na, vėlesnis nėštumas tai yra 3-8 savaitės po apvaisinimo arba skaičiuojant nėštumo savaitėmis, tai būtų kažkur tai 5, 10, 11 savaitės. Tai šiuo laikotarpiu vyksta svarbiausių gyvybinių organų formavimasis ir šiuo laikotarpiu vaisius yra lengviausiai pažeidžiamas, pats jautriausias šalutiniam vaistų poveikiui. Ir jeigu šiuo laikotarpiu vartojami teratogeniški vaistai, kurie neigiamai veikia vaisių, tai iš tikrųjų gali sukelti įvairius pažeidimus, nuo lengvų iki labai ryškių apsigimimų. Vėlesniam nėštume vaisius jau tiesiog auga ir bręsta ir vaistai jau nebesukelia formavimosi ydų, tačiau gali paveikti normaliai susiformavusių organų funkciją. Na, kaip pavyzdį galėčiau pateikti toks vaistas nitrofurantoinas, kuris naudojamas nėščiųjų šlapimo takų infekcijoms gydyti. Jis yra laikomas saugiu nėštumo metu, tačiau naudojant paskutinėmis nėštumo savaitėmis prieš pat gimdymą, jis gali pažeisti vaisiaus raudonuosius kraujo kūnelius ir tokiu būdu sukelti jam mažakraujystę. Tai vaisto pavyzdys, kuris nesukelia apsigimimų, tačiau gali būti žalingas tam tikrų nėštumo laikotarpių. Nėščiosios kūno pokyčiai įtakojantis vaistų poveikį. Tai vėlgi, kadangi nėštumo metu vyksta daug pokyčių kūne, tai lygiai taip pat šitie pokyčiai veikia ir vartojamų vaistų įtaką. Nėštumo metu didėja cirkuliuojančio kraujo tūris, greitėja šiek tiek kraujotaka ir už tai vaistas greičiau pašalinamas per inkstus, lėtėja virškinamojo trakto motorika, tai yra nėštumo hormonai mažina lygiųjų raumenų tonusą ir lėtėja peristaltika, tuo galima paaiškinti ir nėščiųjų polinkį vidurių užkietėjimui, taipogi ir vaistų pasisavinimui. Jeigu vaistas skiriamas į raumenis injekcijomis, tuomet dėl intensyvesnės vietinės kraujotakos taip pat vaistas gali būti greičiau išnešiojamas po kūną. Na ir kepenų fermentų aktyvumas, padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas, jis gali lemti didesnį vaisto kaupimąsi organizme. Taigi nėščiosios kūno pokyčiai taip pat įtakoja vaisto poveikį tiek nėščiai, tiek vaisiui. Taigi, toks amžinas klausimas, vartoti vaistus nėštumo metu ar nevartoti. Čia yra du tokie priešingi kraštutinumai, priešingi poliai. Viena dalis
specialistų teigia, kad specialistų ir galbūt visuomenės patarėjų gali teigti, kad jokių vaistų nėštumo metu nevartoti, tai yra blogai ir tikrai reikia suktis be vaistų. Kitas polius gali būti toks, kad, teiks, kad daugelį vaistų galima vartoti, nepaisant jų galimos žalos vaisiui. Ir vaistus nėštumo metu moteriai gali rekomenduoti įvairūs specialistai. Tai gali būti tiek šeimos gydytojas, tai gali būti vaistininkas, jeigu nereceptiniai vaistai, tai gali būti kitos specialybės gydytojas. Na ir dažniausiai tai turbūt yra gydytojas akušeris ginekologas. Kartais susidaro toks įspūdis, kad jeigu reikia kažkokių tai vaistų, nereceptinių nuo elementarių peršalimo problemų, slogos, gerklės skausmo ir nuėjus į vaistinę, kuomet paprašoma, kas tiktų nėščiai, gal galite pasiūlyti, tai girdžiu moterų atsiliepimus, kad vaistininkas sakė, kad jeigu nėščia, tai nieko negalima. Tai ne visai tiesa. Žinoma, daugelis vaistų gamintojų anotacijoje nurodo, kad nėštumo metu nerekomenduojama arba prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Tai dažnu atveju vaistininkas tiesiog nenorėdamas rizikuoti pasako, kad nieko negalima vartoti ir tiek. Tai aišku nepadeda išspręsti nėščiosios problemos ir visuomet tą informaciją reikėtų patikrinti ir galbūt paklausti gydytojo arba vėliau pranešime parodysiu, kur galite pačius patikrinti, ar vaistas tinkamas nėščiosiom. Tai šis kraštutinis požiūris, kad nėščiai nieko negalima, dažnu atveju yra mitas ir netiesa. Šeimos gydytojai taipogi matau dažnai, kad vengia skirti vaistus nėščiosiom, visada nori kažkokio tai patvirtinimo iš akušerio ginekologo, kad tai yra saugu, kad galima skirti nėščiai. Akušeriai ginekologai, kiek tenka su kolegomis pabendrauti, dažnu atveju drąsiau skiria medikamentus. Ir dažnai vadovaujamasi tuo principu, jeigu anotacijoje neparašyta, kad nėščiosiom draudžiama, tai tuomet įvertinus galima naudą vaisto, tai toks vaistas yra rekomenduojamas ir skiriamas nėščiai. Kada dažniausiai tenka vartoti vaistus nėštumo metu, tai gali būti lėtinių ligų gydymas, jeigu liga buvo iki nėštumo ir buvo kažkaip valdoma vaistų pagalba, be abejo, vaistus teks vartoti ir nėštumo metu. Gali tik tai tekti keisti vaistų grupę, koreguoti dozę ir panašiai. Turbūt dažniausiai nėščiosios susiduria su kažkokiom ūmiom ligom. Šiuo, sakykime, sezonu tai yra paprastai peršalimo ligos, kvėpavimo takų infekcijos, kartais gali būti šlapimo takų infekcijos, taipogi virškinamojo trakto infekcijos ir kiti ūmūs susirgimai. Ir yra būklės, kurios susijusios tik su nėštumu, tai yra nėščiųjų cholestazė, tai yra kepenų pažeidimas, pasireiškiantis paprastai odos niežuliu, nėščiųjų diabetas, jeigu nekoreguojamas dieta, tada tenka skirti insuliną. Hipertenzinės būklės, tai yra kraujospūdžio padidėjimas ir kraujospūdžio padidėjimas yra pavojingas nėštumo metu, todėl čia vėlgi gali tekti vartoti medikamentus gana ilgą laiką. Ir pats svarbiausias principas skiriant gydymą vaistais, tai yra įvertinti, ar vaisto teikiama nauda viršija galimą riziką. Paprastai tą atlieka sveikatos priežiūros specialistas, tačiau į šitą principą yra labai svarbu atsižvelgti ir skirti tik tuos vaistus, kurie yra būtini, kurie tikrai pagerina nėščiosios savijautą, pagerina galbūt nėštumo baigtis. Tai tokie medikamentai tikrai yra būtini ir reikalingi nėštumo metu. Vaistų kategorijos, kurios galima skirti nėščiosiom, kurių negalima, anksčiau tokios buvo išskiriamos, tai klasifikacija čia Amerikos vaistų asociacijos galiojusi iki 2015 metų. Ir iki to laiko buvo viskas, taip teoriškai daug aiškiau, sakykime, ten, X ir D kategorijos vaistai neskirtini nėščiosiom, A ir B galima skirti, C pagal tam tikras
indikacijas, tačiau ši klasifikacija pasirodė nepakankama, neefektyvi, nes vėlgi daugelis dalykų buvo daroma pagal tyrimų su gyvūnais duomenys, nėščiosios irgi nebuvo tyriamos, todėl nuo 2015 metų tai yra nenaudojama. Ir iš tiesų vaisto aprašymuose niekur neberasti šitų kategorijų, kaip saugu juos vartoti nėštumo metu. Šiai dienai yra naudojama kita klasifikacija, platesnė, ir ten yra daugiau aprašymų principų pateikiama informacija, kokios galimos rizikos, kokios galimos naudos nėštumo metu. Jeigu pažiūrėti, kas yra atliekama Europos Sąjungoje dėl vaistų saugumo nėštumo metu, tai yra tokia ENTIS programa, European Network of Teratology Information Services. Tai yra tęstinis projektas, apimantis daugelį šalių. Ir čia yra kaupiami duomenys apie vaistų toksiškumą nėštumo metu, apie vaistų būtent toksinį poveikį vaisiui. Ir čia pateikiamos šalys, kurios turi sistemas, kažkokias tai duomenų bazės, kur moteris ir sveikatos priežiūros specialistai gali rasti informaciją apie vaistų saugumą ir vartojimą nėštumo metu. Jungtinės karalystės duomenys yra pateikiami tinklapyje medicinesinpregnancy.org. Ir čia pats patestavau, pabandžiau, iš tikrųjų daugelį populiarių vaistų galima rasti, aprašyta gana paprastai ir gana aiškiai. Tai iš tiesų toks įrankis, kurį galite panaudoti, jeigu nesate tikra, ar šitas vaistas man saugus, ar aš jį galiu vartoti nėštumo metu. Tai vėlgi, jeigu yra kažkokie tai kompleksiniai medikamentai, kurie susideda iš kelių komponentų, aišku, pagal firminį pavadinimą nebus šitoje sistemoje, tuomet reikėtų tikrinti pagal kiekvieną komponentą atskirai. Ir apskritai, firminiai vaistų pavadinimai gali skirtis pagal šalis, todėl vaistai, kurie registruoti Lietuvoje, jų čia gali nerasti sistema, tuomet visuomet reikia bandyti ieškoti pagal veikliąją medžiagą. Skaitantiem vokiečių kalba arba, vėlgi šiais laikais yra daug įrankių, kurie leidžia išsiversti tekstą, tai yra portalas vokiečių kalba, kur taipogi pateikiama panaši informacija apie vaistų, apie sukauptą patirtį, kaip vaistas veikia nėščiąsias ir vaisių. Tai vokiškai informaciją galite rasti šiame portale embryotox.d. Vaistų saugumo tyrimai, jie yra atliekami. Šis tyrimas galbūt jau kiek senesnis, prieš daugiau nei 10 metų vykdytas keliose Europos Sąjungos šalise. Jis atskleidė, kad moteris tikrai dažnai vartoja vaistus nėštumo metu. Tyrime paminėti net 587 medikamentai, ir rezultatai parodė, kad apie 70% moterų vartojo saugius medikamentus nėštumo metu, tačiau apie trečdalį naudojo tuos medikamentus, kurie buvo rizikingi nėštumo metu, ir nedidelė dalis naudoja medikamentų, kurie neklasifikuojami, kol kas apie juos duomenų nėra arba jie nepakankami, kad galėtumėm daryti kažkokias tai išvadas. Taigi, tyrimo apibendrinime yra paminėta, kad iš tiesų nemaža dalis moterų vartoja tuos vaistus, kurie yra nepakankamai saugus nėštumo metu. Vėlgi, ar tai daroma sąmoningai, kadangi vaisto galima nauda yra didesnė už potencialią žalą, ar galbūt tai daroma nežinant galimo vaisto poveikio. Šitas tyrimas nedetalizuoja, tačiau jis atkreipia dėmesį, kad tikrai nemaža dalis nėščiųjų vartoja vaistus, kurių poveikis vaisiui galbūt ne iki galo žinomas. Sakykime, jeigu pažiūrėti, kokie vaistai saugus, kokie nesaugus nėštumo metu, tai tiem, kas yra saugu,
Pavyzdžiai galėtų būti, paracetamolis. Tai yra pirmo pasirinkimo vaistas nėščiosiom nuo skausmo ir temperatūros. Tai čia iš tiesų, nėra diskusijų, kad tai yra pirmo pasirinkimo medikamentas ir yra laikoma, kad tai yra saugu vartoti nėštumo metu. Lašai į nosį, vėlgi sloga yra dažnas dalykas ir esant infekciniai slogai, sakykime, ten ksilometazolinas, oksimetazolinas yra tinkami preparatai nėščiosiom. Laktuliozė tai yra pas mus turbūt dažnai naudojamas preparatas dufalakas, gali būti ir kitų pavadinimų, tai yra vaistas vidurių užkietėjimui gydyti, taipogi nėštumo metu visiškai saugus ir jį galima naudoti. Iš tų vaistų, kas galimai kelia grėsmę, iš dažniau vartojimų tai yra, sakykime, ibuprofenas. Ibuprofenas jis nerekomenduojamas trečiame nėštumo trečdalyje, nes jau gali neigiamai paveikti vaisių. Antrame, vėlgi esant karščiavimui ar kažkokiam tai skausmui, kurio nepaveikia paracetamolis, gali būti vartojamas, tačiau vėlgi, reikėtų vartoti saikingai ir atsargiai. Metoklopramidas, tai yra nuo nėščiųjų pykinimo ir vėmimo skiriamas rezervinis vaistas. Vėlgi, jeigu pykinimas ir vėmimas yra tokie intensyvūs, kad labai ženkliai sutrikdo gyvenimo kokybę, vaistas gali būti skiriamas, tačiau, esant lengvam pykinimui, galbūt reikėtų verstis geriau dažnų užkandžiavimų ar kitokiom nemedikamentiniam pagalbos priemonėm. Dar vienas vaistas, kuris galėtų būti vartojamas nėštumo metu, tai yra mometazonas. Tai yra toks gliukokortikoidų grupės preparatas, jis gali būti skiriamas esant nėščiųjų slogai, nes nėščiųjų sloga gana dažnas sutrikimas, kuomet užburksta nosies gleivinė, sunku prakvėpuoti, sunku užmigti naktį dėl užgulusios nosies, tai šis vaistas gali būti vartojamas, jisai palengvins simptomus, tačiau vėlgi priklausytų nuo to, kiek laiko jį vartosite ir kokiom dozėm vartosite. Tie, kur neklasifikuojami vaistai, apie kuriuos mažai yra duomenų ir kurie kol kas negali būti priskirtini jokiai kategorijai, tai yra, sakykime, pavyzdžiui, nošpa, tai yra kombinuoti nosies lašai, tai yra įvairūs vaistai nuo gerklės skausmo. Šie vaistai, jie, vėlgi, nėra tiek duomenų, kad galėtumėm daryti išvadas, ar tai yra saugu, ar tai yra nesaugu nėštumo metu. Tai todėl, juos vartojant vėlgi reikėtų labai apsvarstyti, ką gydome, kodėl, kokią grėsmę tie simptomai kelia ir ar verta šį vaistą skirti nėščiai. Lietuvių kalba taip pat galima rasti informaciją apie vaistus, nes vaistų rinką kontroliuoja valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Ir čia yra visų vaistų duomenys, visų vaistų įvairios farmakologinės savybės pateikiamos. Ir aišku, portalas galbūt labiau skirtas specialistui, tačiau apie nėštumą ir vaisto poveikį nėštumui ten tikrai yra labai nedaug, paprastai nedidelė pastraipa ir pakankamai aiškiai parašyta. Taigi, jeigu ne užsienio kalba, tai galima bandyti ieškoti tos informacijos ir lietuviškai, būtent šitam VAPRIS portale. Tai iš tiesų, jeigu turite abejonių dėl vaistų tinkamumo nėštumo metu, tai irgi galima visada pasitikrinti. Nesaugių vaistų pavyzdžiai, kas yra netinkama nėštumo metu, tai nesaugių vaistų ir galbūt kažkokių cheminių medžiagų, tai yra, pavyzdžiui, žinoma, alkoholis, jis bet kurio nėštumo trečdaliu yra netinkamas ir nevartotinas, tai yra hormoniniai vaistai, tai yra kai kurie antibiotikai, kai kurios antibiotikų grupės. Vėlgi, antibiotikai tikrai ne visi yra neleistini nėštumo metu, yra tik kai kurios grupės netinkamos. Sakykime, penicilino grupės antibiotikai, jie paprastai yra skiriami ir laikoma, kad tai yra saugu skirti nėščiosiom, nes galima nauda žymiai didesnė už potencialią žalą. Mano minėtas kaip pavyzdys pradžioj nitrofurantoinas, kuris labai dažnai skiriamas šlapimo takų
infekcijai gydyti nėštumo pradžioje ar kartais viso nėštumo metu, tai vėlgi jis neskirtinas tik tai pabaigoje prieš pat gimdymą. Na, antikoaguliantas varfarinas, kuris skystina kraują, čia galbūt labiau susijęs su kažkokiom lėtinėm širdies ligom ir moteris, kurios naudoja šį vaistą, jos nėštumo metu turi rinktis kitą alternatyvą. Taigi, pabaigdamas noriu pasakyti, kad apie vaistus nėra taip, kad būtų tik balta ir juoda, kad yra vaistai, kuriuos visada galima nėščiosioms skirti, vaistai, kuriuos visada negalima. Na, galbūt vaistai, kuriuos visada negalima skirti, yra tokių vaistų, bet daugelis vaistų patenka į tokią, pilkąją zoną, kur visuomet reikia individualizuoto sprendimo, įvertinant simptomus, įvertinant ligos sunkumą ir eigą ir galimą naudą paskyrus vaistą. Todėl, kiekvienu atveju sprendimas priimamas individualiai, tariantis specialistui, sveikatos priežiūros specialistui su nėščia moterimi. Tiesiog, ieškant bendro kažkokio tai sprendimo, nes kraštutinumas, kad nėščiosiom nieko negalima, jokio vaisto, tai yra mitas, tai yra netiesa. Bet kita vertus, beatodairiškas, ilgalaikis ir bereikalingas vaistų vartojimas taip pat gali turėti neigiamų pasekmių nėštumui.